Čia yra 7 sklypo riba, čia yra brandus kertamas 8 sklypas. Biški toliau paėjus ateisim į 10 sklypą. Tokį didelį uosį matom, dar kol kas neišgriuvusi visam šitam miške, ko gero vienintelis likęs 10 hektarų. Ar jį paliksite nepjautą? Jo, šitą paliksim nepjautą. Kodėl? Jis šiaip bioįvairoviai reikalingas medis, nes nuo jo dar ir kažkokiu tai atsisies kažkada kažkas. O kokie kriterijai yra bioįvairovės medžiam? Tokie pat, kokie yra jau kertami. Kaip pavyzdys, tokia pat amžiaus ir diametro. Bent jau 3 mažiausiai. Daugiau pasilik turėtų kažkokie tai, pavyzdžiui, su drevėm, šakoti. Mes tokius visą laiką paliekam bioįvairoviai medžius. Aišku, tas medis jis gal kažkada nudžius, išvirs. Jeigu jis šiaip nudžiūtų, ar šiaip į vėjas išverstų, ir jeigu jis kristų į augantį jau jaunuolyną, labai daug žalos jisai pridarytų jaunolynui. Taip, kad tų stambių didelių medžių palikimas jis irgi turi turėti tokią biškį irgi pasvėrimą. Nes jau čia jau augs, jau vis tiek jau jaunas miškas. Tai bus čia kokie 25 metrai. Tarp kitko, medžiai jie niekada taip neatrodo tokie aukšti, kokie iš tikrųjų yra. Elementarus pavyzdys būtų tai prie daugiabučių, daugiaaukščių augantis medžiai. Kiti beržai pasiekia net 6 aukštą. Nu, ta prasme, perauga patį 5 aukštą. Tai jeigu matematiškai skaičiuojant, jeigu vienas aukštas yra 3 metrai, vieno aukšto, tai 6 jau 18 metrų. Dažniausiai tie medžiai jie būna aukštesni. Vizualiai žiūrint, juos nesimato, kad jie yra aukštesni negu 6 aukštų namas, bet taip iš tikrųjų yra.